Labas, šiandien yra Velykos ir mes važiuojam pas mano senelį, tai dabar sėdi mašinai, bet aš pamiršau savo tepaliuką rankai. Mano tiem visiems, čia kur yra raudona, dermatitui žodžiu. Rolandas pamiršo akinius ir man dar reikia, ką jis ten nuėjo paimti. Ai, antakiams susišukuoti tų antakių šukyčių, nes pasidariau šitą ne blakstienų. Blakstienų laminavimą irgi dariaus, bet dariausi antakių laminavimą ir dabar juos reikia šukuoti, kad jie nenukristų į apačią. Tai dabar tokie kažkokie ne vietoj, tai žodžiu, paimti šitos dalykus ir tada važiuosim pas mano senelį. Nusipirkom vakar šašlykų, nusidažėm kiaušinius, suvalgėm šiandien visi ryte po vieną kiaušinį, nuvešim seneliui simboliškai 2 kiaušinius mūsų nudažytus. Nusipirkom tokį velykinį keksą, zuikio, kiškio, triušio formos. Kas ten dar, ką mes čia dar pasiėmėm. Nu, žodžiu, suruošiam vaikus, tai vaikai sėdi jau laukia, labai norėjo važiuoti pas senelį, nes aišku, ten kiemas, yra žolė, daug vietos ir panašiai, tai va, tai važiuosim išsikepti šašlykų, paminėsim Velykas taip simboliškai. Ir jo, dabar jau tai sako, kad nemėgsta šašlykų, bet valgysi to šašlykus, nes mėsą įsivalgo. Žodžiu, reikės, žinokit, pavalgyti šašlykų, jeigu norėsit valgyti keksą. Ar norėsit valgyti keksą? Aš noriu, bet aš nemėgstu šašlykų. Taigi šašlykai yra mėsytė. Mes turim vištytę šašlykų ir kiaulienų šašlykų. Tai va, o kurį laiką nevloginau, nes tiesiog kažkaip nenorėjau vloginti, norėjau tiesiog pagyventi gyvenimą be filmavimo. Tai, kai man darė tą tyrimą, kolposkopiją, ten biopsiją ir panašiai, tai aš jau po savaitės gavau atsakymus ir atsakymai yra, kaip ir geri, ne vėžys, nes kadangi buvo įspėjimas tarp žymių pakitimų, kas žymus pakitimai tai jau 100% garantuotai, tarp žymių pakitimų ir invazinio vėžio. Tai invazinio vėžio nėra, žymus pakitimai patvirtinti ir man dar balandžio mėnesį turi gydytoją paskambinti ir susitarsim dėl operacijos. Darys, sakė, Klaipėdos Respublikiniai ligoniniai, sakė, kviesim tave į ligoninę ir žodžiu darys su pilna narkozė, kaip supratau, nors man čia viena draugė pasakojo, kad lyg ir su vietinė nejautra daro, bet kiek man sakė, tai su bendrinė nejautra. Ant ginekologinės kėdės, žodžiu, kaip eini pas ginekologą, ten ant tos pačios kėdės, tai vadaro tą operaciją tik tai su, kaip suprantu, su narkozė. Gal vienur vienaip, kitur kitaip daro. Aš tai kažkaip nesu turėjus niekada narkozės, tai lyg ir... Parbėgi? Va čia kepsim šašlykus vadiname. Kas ėjau? Čia yra anglis. Čia va sudegė medis ir matai, tokie pelenai pasidarė. Senelis dabar čia įdės dar malkų, sudegs ir tada kepsim. Maikas? Jo. Visai Maikas. Ei, jau ką darai? Žiūrėk, kas čia toks? Kas čia toks, žiūrėk? Kur jis eina, mama? Jau. Ką čia darai? Mama, kodėl mes visada čia valgome, o ne ten valgome? Norėsi, tai kad nes šilta laukia, tai dėl to ten ir valgom. Vojas. Ai, čia rinkime. Ką veikia? Oi, savo vojus eičiau.
mama kažkur ten? Ne, jinai viduj, nieko mama neieško. Ai. Pasilauk. Aha. Nu, kad matytų tai? Taigi tu dabar nebematai. Sakė, sulčių įpils. Eik į vidų. Va čia viršus, Wow. o ten ta kita pusė įsistato. Geltona, žalia, ruduo. Raudona pačioj, čia, va. Geltona, žalia, raudona. Matai? Tėte, galėtum mane užkelti ant supynės? Tėte. Aš ne mama, jei ne Mija. Žiūrėk, tuoj tai suvalgys voras. Suvalgys tave. Dar stipriau, kad taip aukštai būtų. Patikėlis Mija. Nusipirkom naują kamerą ir kaip tik šita išsikrauna ir nepasiėmė atsarginės kameros, tai ko gero, kad nepavyks iki galo nufilmuoti. Nu ką, taip, čia dar ta pati diena, kaip ir prieitam kadre, kur sakiau, kad kamera išsikrauna, pasikeičiau bateriją ir dabar jau yra po 4:15. Rolandas su Nojum išvažiavo vaikus pasimti iš darželio, o mano plaukai kitokie, nes aš kai baigiau filmuoti, Rolandas mane vežė į plaukų procedūrą. Tai va, tai plaukų procedūrą pasidariau ir čia netiesinti, čia yra tik su džiovintuvu išdžiovinti plaukai. Tai sakiau kirpėjai, sakau, norėčiau ir aš taip mokėti išdžiovinti, sako, išmoksi, reikia tik tinkamų priemonių ir praktikos. Tai nusipirkau, žodžiu, priemonių. Nu, aš esu svajonių klientė, nes biški yra šopoholiko manyje. Tai žodžiu, dabar grįžau namo. Atėjau į virtuvę, nu, grįžau jau prieš kurį laiką, dar ten įkėliau postą, postą įkėliau ryte. Padariau storius, įkėliau klientams pasitvirtinti, o dabar atėjau į virtuvę daryti valgyti ir tuo pačiu ruoštis kolokviumui, nes man šiandien vakare 6 valandą yra kolokviumas iš vartotojų elgsenos, tai reikia dar peržiūrėti ten tokį filmą, kuris vadinasi Pirk, vartok, pirk. Senas labai filmas, čia YouTube yra įkelta prieš 11 metų, bet žodžiu, čia apie tai, kaip skatinamas yra vartotojiškumas ir pagrindinė mintis, nu dar nebaigiau šio žiūrėti, apie pusę pažiūrėjau, bet mintis yra tokia, kad čia pas mus kažką gręžia, kažką čia pjauna. Pagrindinė mintis yra tokia, kad prekės specialiai yra padaromos neilgo galiojimo, nekalbu apie maisto produktus, kad iš galiojimo išeina, bet tarkim elektronika, rūbai, jie nu gal su rūbais mažiau, tarkim, elektronika yra specialiai padaroma iki tam tikro laiko, kad viskas būtų tvarkoj, o paskui jau nebelabai, kad skatint vartotojiškumą, kad žmogus pirktų naują ir taip pat vartotojų elgseną iš tos psichologinės pusės, kad nuolat atnaujinamas yra dizainas, kad
žmonės norėtų vis pirkti, net jeigu ir nesugedo tas telefonas, net jeigu jisai veikia puikiai, vis tiek aš norėčiau naujo, nes jau kažkoks naujesnis, geresnis. Pavyzdžiui, su iPhone'ais kaip yra. Išeina naujas iPhone'as, jisai mažai kuo skiriasi nuo senojo, bet žmogus vis tiek perka, nes tai yra prestižas, kažkoks truputį dizainas mandresnis, kažkas ten vos geriau tam telefone ir viskas jau reikia pirkti. Tai žodžiu, vat apie šitos dalykus. Tai iš vartotojo elgsenos turėsiu koliokviumą šiandien. Antradienį turėsiu dar 2 koliokviumus iš medijų meno ir iš naujo produkto kūrimo ir naujo produkto kūrimo, man atrodo, šito. Dabar nebeprisimenu, iš ko turėsiu ten koliokviumą, bet, nu, negalvokime apie ateitį, galvokime apie šiandieną. Tai va, tai dabar darysiu valgyt ir nežinau, ką darysiu, dar nesugalvojau. Ai, ir ką rodžiau mašinai, tai kad nusipirkau naują kamerą. DJI Pocket 3, pirkau Creator Combo, ten kur yra ir kamera, ir mikrofonas, ir tenai, vien žodžiu, šitas visas dėklas, ir kažkoks ten apsauginis dėklas, ir šniuriukas ten kažkoks, ir tada yra trikojis, toks mini trikojis, yra ten kažkoks, nu žodžiu, ten kažkokių dalykų yra. Nelabai aš dar spėjau ką išsinagrinėti, nes tiesiog mašinai ten truputį išlupau jau po procedūros, nes ten sunkiai sekės man išlupti. Išlupau, pasižiūrėjau, įjungiau, patikrinau ten truputį, kaip veikia tas automatinis sekimas. Nu, tarkim, vat, kai dabar filmuoju, aš judu ir manęs kamera neseka. O su ta kamera gali įsijungti tą funkciją, kad tu judi, tu kažkur vaikštai ir kamera tave sekioja. Tai labai taip įdomiai pasirodė. Tai buvo metas man jau pasikeisti į naują kamerą, nes vėlgi čia, kalbant apie vartotojo elgseną, su ta kamera niekas kažkaip čia nėra labai blogai, kad būtų ir panašiai, bet aš jau norėjau kažko naujo, kažko geresnio, kad būtų 4K ir panašiai. Šiaip šita kamera čia yra Canon G7X, jinai Canon G7X Mark II, tai ta ne pirmoji, antroji versija, jinai vis dar kainuoja, nors jinai jau gan senas modelis, jinai vis dar kainuoja virš 600 €, kiek žiūrėjom internete. Tai galvoju, gal už kokius porą šimtų parduoti. Nežinau dar, ar norėsiu šią parduoti, ar tiesiog pasiliksiu kaip atsarginę, ar kažką, neįsivaizduoju. Tai žiūrėsiu, kaip čia bus. Jeigu kam įdomu, jeigu kas domitas, tai parašykit man, gal susitarsim kažką. Ai, o ką man ten kirpiklai darė? Tai man darė plaukų procedūrą, darė vieną su amino rūgštim ir su baltymais. Ir paskui dėjo tą tokį šalmą kaistantį, kad ten viskas įsisavintų, įsigertų, žodžiu, suveiktų. Ir paskui darė kažkokią, neprisimenu, kas ten buvo, bet ten tada jau išpurškė kažką ten, tada su kažkokiu ten lazeriu kažką padarė ir išdžiovino. Ir viskas. Čia vat yra džiovinimas ir, nu, blemba, nu, žinokit, mano plaukai po džiovinimo niekada taip neatrodo. Niekada, dabar jie ir blizga. Aišku, čia dabar yra palikta ta procedūra, nu, ta prasme, ten nereikėjo jos nuplauti, nu, bet vis tiek, žiauriai džiaugiuosi. Ir sakė, kad bent, nu, ne tai, kad bent, bet kartą per pusę metų reikėtų, tai tarkim, po vasaros ir po žiemos pasidaryti tą plaukų procedūrą, tai aš taip manau, kad ir darysiu. Ir taip pat nusipirkau ten tų priemonių. Man pasakė kirpėja, kažkaip pradėjom kalbėti apie priemonės, klausė, ką naudoju ir panašiai, tai pasakiau, kad naudoju Inoarą, nes dabar ir naudoju Inoarą. Čia, aišku, užsiinfluencinau, kaip ir mes visi, nu, gal yra tarp mūsų ir šventųjų, kurie neužsiinfluencina bežiūrėdami Instagramo storius ten kokius. Prisipirkau aš to Inoaro ir sakė, visai tau netinka, tavo plaukui visiškai netinka, tai yra geros priemonės, bet tavo plaukui, tavo galvos odai, sako, netinka, jos yra per sunkios. Nes paklausė, kas kiek laiko aš plaunu galvą, tai sakiau, kas antrą dieną, kas trečią dieną, tai sakė, ne, visiškai netinka, tos priemonės labiau tinkamos, nes jos tokios sunkesnės ten kažkokios, jos labiau tinkamos yra, kai rečiau galvą plauni, ten kas savaitę, kas 5 dienas ir panašiai. Tai va, tai nusipirkau dabar davinės priemonių ir nusipirkau dar tokias šukas džiovinimui, sakė, pabandyk su šitom, nes aš turiu tą apvalų šepetį, bet, sakė, su apvaliu šepečiu daugam sunkiai sekasi, kad, nu, taip jau gerai išdžiovinti ir pamokino kaip džiovinti, tai vienu žodžiu, su vidutinio karštumo visiškai išdžiovinti ir tada su labai karštu, su ta karščiausia oro srove prasieiti,
kad uždaryti tos plaukų ten žvynelius ar ką ten, nu žodžiu. Tai nusipirkau ir karščio apsaugą, kur sakė, iš Inuaro ta karščio apsauga visai ne. Tai žodžiu, jinai negalvojo, kad aš pirksiu pas ją, tai nebuvo taip, kad jinai ten norėjo man parduoti, nes aš pati realiai siūliausi nusipirkti. Ir tada jinai man sudėjo tas priemonės, sakau, šukas irgi duosit. Tai žodžiu, ir šukas, nu viską ten jau nusipirkau. Kaip jinai sakė, čia yra toks visas pilnas rinkinys, ką turi turėti kiekviena moteris, o ten visokie aliejukai, ar ten kažkokie dalykai jau yra papildomi. Tai nusipirkau šampūną, kondicionierių, kaukę, karščio apsaugą ir šukas, ten kurios skirtos ir džiovinimui, nu ir šiaip, aišku, šukuotis galima. Ir panašiai. Tai va, ir ką aš dar norėjau sakyti, ir dar sakau, sakykit, ar man jau reikia kirpti galiukus ar ne. Sako, nu, gal jau reikėtų. Sako, nežinau. Sako, kada paskutinį kartą kirpyklai buvai. Sakau, nu, 2015 metais. Tai jos akis ant kaktos iššoko. Sako, tai ką, visiškai tipo plaukų nekirpai. Sakau, ne, namie aš ten pasikerpu. Sako, nu, kaip namie, sako, kaip pati, tai dar visai normaliai čia atrodo viskas. Nu tai žodžiu, tai pasijaučiau labai gerai, kad nedarau kažko labai siaubingo su savo plaukais. Aišku, vis tiek jau geriau būtų į kirpyklą nueiti kas kažkiek laiko. Ir užsirašiau galiukų pakirpimui gegužės pabaigoje, gegužės antroji pusė, kai jau grįšiu iš Turkijos ir dar man reikia dėl tos operacijos susitarti. Tai laukiu skambučio iš ginekologijos, kad susitar dėl tos operacijos irgi ko gero gegužės mėnesį. Ir tai va. Tai gerai, viskas, dabar jau nebešneku, nes laikas eina ir reikia man pradėti valgyti daryti, nes jau dabar, kol čia su jums šnekėjau, jau ir 4:30. Aš suradau e-prototipo mikroschemą, kuris skaičiuoja darbo laiką ir atspausdintų lapų skaičių. Kai vartotojas pasiekia šią nustatytą ribą, spausdintuvas užsirakina. Ką jaučia inžinieriai dirbtinai trumpindami gaminio amžių. Ši dilema buvo apmąstyta klasikiniame 51 metų anglų filme, kuriame jaunas chemikas išranda amžiną medžiagą. Tai reiškia, kad koino gamybos apimtis bus nedidelės. DuPont davė naujus nurodymus jos tėvui Nicholas Foxui ir jo kolegoms. Skyriaus darbuotojai turėjo vėl sugrįžti prie braižymo lentų ir sukurti mažiau patvarų audinį ir kojines padaryti mažiau ilgaamžes, kad jos tarnautų trumpiau. Paklusdami epochos dvasiai ir masinio vartojimo dogmai, padarė viską, kad amžinos kojinės nebebūtų gaminamos. Visai kaip tame filme. Mes turime kontroliuoti šį išradimą, kontroliuoti visiškai. Jeigu norite, mes jums mokėsime 2 honorarą. 4 milijonų. Juk jų užduotis yra pagaminti. Pagaminti ilgaamžį, pagaminti trumpamžį produktą. Tai yra jų darbas. Tada inžinieriams iškilo sudėtinga dorovinė problema. Užplanuota senėjimo idėja vertė juos peržiūrėti savo etinius principus. Yra senosios mokyklos inžinieriais. Dabar jau kita diena, nors aš su tais pačiais rūbais, nes tiesiog čia mano naminiai rūbai, nešioju Rolando maikės namie. Tai žodžiu, atėjau pabaigti vlogą, nes šitas vlogas tęsiasi jau nežinau kokį mėnesį ir reikia pagaliau pabaigti, kad galėčiau sumontuoti. Ir tada jau pradėti kažkokį kitą vlogą, nes jau šitas jau tikrai užsitempia. Tai žodžiu, dabar vat ką tik prieš kokias 5 minutės kalbėjau su ginekologija, paskambino šiandien. Susitarėm, kad operacija mano bus gegužės 29 dieną. Tai va, tai sakė susidėti ten kažkiek daiktų, ten kokias tapkės, halatą ir panašiai, jeigu kartais reikėtų būti per naktį, bet sakė, ko gero taip nebus, nes dažniausiai jau moteris gali iš karto tą pačią dieną važiuoti namo. Tai va. Tai anksti ryte turėsiu nevalgius negėrus važiuoti į Respublikinę Klaipėdos ligoninę. Galvojau, kad tam dienos chirurgijos skyriui bus, bet ne, bus ne tam chirurgijos skyriui, kuris prie mano namų, bet pagrindiniam pastate. Tai realiai jis irgi nėra labai toli, bet, nu, Rolandas nuveš mane ir turės pasimti, nes aš jau ten tikrai pati neparsigausiu iki namų. Tai va, tai jeigu kartais ten aš turėčiau ilgiau pasilikti ten per naktį ir panašiai, tai jau Rolandas turės čia su vaikais pabūt vienas. Ir nežinau, kaip po operacijos bus, reikia man pasiskaitinėti internete, nes kažkaip visai man iškrito iš galvos šitas dalykas, kai su ginekologija šnekėjau, kad kaip ten bus po operacijos. Ar bus kažkoks laikotarpis, kai ten, tarkim, negalėsiu sunkiau kelt, tai reikės tada, kad Rolandas pasiliktų namie ilgesnį laiką ir panašiai. Tai šitą reikės išsiaiškinti internete, pasiskaityti, kaip ten yra, nes tikrai radau daug labai ten visokių forumiukų, temų,
apie vat, būtent šitą operaciją, tai daugam čia šitas dalykas įvyksta ir daug kas turi tą operaciją, tai tikrai visokių istorijų yra pilna internete, tai pasiskaitysiu kaip ten kas ir vėl mano kamera išsikrauna, turbūt nebuvau pasikrovus iki galo baterijos. Tai žodžiu, pabaigsiu čia šitą vlogą, kaip ir gal ir norėčiau dar kažką papasakot, bet dabar jau ant smūgio nebeprisiminsiu, kad taip greit papasakot, nes jau kamera išsikrauna. Tai čia ir atsisveikinsim. Nepamirškit prenumeruoti šitą kanalą, jeigu dar to nedarot, sekit mane Instagrame aš esu Lulu ir mes. Ir kitą kartą susitiksim jau ko gero su kelionė susijusiuose kažkokiuose vloguose. Tai ar tai aš krausiuos daiktus, ar tai mes jau važiuosim į kelionę, nežinau, kaip čia man užplauks pradėti filmuoti kitą vlogą. Bet susitiksim, manau, kad artimiausių savaičių bėgi. Tai viskas, ate.